Vienas mažas pokytis, kuris pakeitė mano plaukus. Visada po plovimo plaukus susukdavau į paprastą rankšluostį, bet šlapias plaukas yra labai jautrus, o šiurkštus audinys jį laužo ir sausina. Todėl pakeičiau į šį rankšluostį iš saulespatalynė.lt. Viduje yra mikropluoštas, švelniai sugeria vandenį be jokios trinties. Išorėje yra satinas, kad plaukai neišsausėtų ir nesipūstų. Nepeša, laikosi vietoje ir labai patogu. Plaukai džiūsta greičiau, mažiau pūtimosi ir nereiks tiek daug džiovinti plaukų džiovintuvu. Tad jei nori pamatyti realius pokyčius plaukuose, pradėk nuo to, ką darai iškart po plovimo. Šį mikropluošto rankšluostį rekomenduoju įsigyti saulespatalynė.lt. Vienas mažas pokytis, kuris pakeitė mano plaukus. Visada po plovimo plaukus susukdavau į paprastą rankšluostį, bet šlapias plaukas yra labai jautrus, o šiurkštus audinys jį laužo ir sausina. Todėl pakeičiau į šį rankšluostį iš saulespatalynė.lt. Viduje yra mikropluoštas, švelniai sugeria vandenį be jokios trinties. Išorėje yra satinas, kad plaukai neišsausėtų ir nesipūstų. Nepeša, laikosi vietoje ir labai patogu. Plaukai džiūsta greičiau, mažiau pūtimosi ir nereiks tiek daug džiovinti plaukų džiovintuvu. Tad jei nori pamatyti realius pokyčius plaukuose, pradėk nuo to, ką darai iškart po plovimo. Šį mikropluošto rankšluostį rekomenduoju įsigyti saulespatalynė.lt.